Kas yra terapinis šuo? Kam ir kada jis reikalingas ir apskritai ar jis yra naudingas? Kuo skiriasi dresuotas šuo nuo terapinio? Apie šios ir kitus klausimus šiandien pakalbėsime podcast'e, o kas čia kalba. Ir šiandien su manim kalba Loreta Lapinskaitė Jurkuvienė, ergoterapeutė, licencijuota kaniterapeutė, Klaipėdos universiteto lektorė ir daugelį kaniterapijos projektų dalyvė ir iniciatorė. Loreta, aš žinau, kad tu esi praktikė ir dirbi su vaikais turinčiais specialiųjų poreikių ir taikai kaniterapiją. Tai gal gali papasakoti truputėlį plačiau apie tai, kas yra kaniterapija, jeigu žmogus apskritai girdi pirmą kartą šitą pavadinimą? Na, taip paprastai pasakius, kaniterapija, sakyčiau, kaip vienas iš sveikatinimosi būdų, kada galim paveikti tiek fiziologinę žmogaus sveikatą, tiek psichoemocinę. Ir tam mes naudojam dar papildomą tokį veiksnį kaip šunį. Šuo turi būti specialiai tam paruoštas. Ir pagrindinė, sakykime, ta paslaptis, kodėl visą tai veikia, tai kad šuo yra labai stiprus motivatorius. Dabar ta kaniterapija, ar jinai yra kažkokia naujovė Lietuvoje? Kada buvo pradėta taikyti? Aš manau, kad jau nebėra naujovė, nes aš pati pradėjau domėtis ir gilintis ir užkliuvo tos mintis, kaip čia tą šunį įjungti, panaudoti, nes kadangi labai norėjau dirbti su gyvūnais, o gyvenimas taip susiklostė, kad aš netapau veterinarė, tai vis tiek per aplinkui atėjo link to gyvūno, link to šuns ir link vaikų su specialiaisiais poreikiais. Ir aš tada taip pat pradėjau ieškoti tos informacijos, kas dedasi pasaulyje. Ir aišku, amerikiečiai tai čia yra tie patys vedantieji ir pirmaujantieji, pas juos jau seniai ta sritis yra tokia aktyviai, kaip pasakyti, naudojama tas šuo visur. O pas mus Europai pradėjo, ko gero, lenkai, slovakai, tai va, papuoliau. Matyt, kai pradedi galvoti, visos situacijos pradeda klostytis taip, kaip turi būti. Ateina ta informacija, tie tokie pakvietimai į konferencijas ir taip po truputėlį, aš tai žingsnelis po žingsnelio ir atsidūriau tai vienoj konferencijoje, atsirado jau pažįstamų ratas, tada kitoj, trečioj ir galvojau, vau, va čia tas, ko man reikėjo. Ar tu iš pradžių apie kaniterapiją tik informacijos pasirinkai, tiesiog atsitiktinai išgirdau, va čia tas taiko ir tada jau pradėjai ieškoti, kur studijuoti, nes kiek žinau, kaniterapiją tu studijavai Lenkijoje. Taip. Tokios pirmosios rimtos studijos buvo Lenkijoje, kadangi aplinkui niekur nebuvo, kad tai būtų oficialiai pripažinta kaip specialybė, o Lenkai jau tą turėjo. Buvo Vilniečių asociacijos organizuoti tokie kaip ir asistentų kursai, bet jie kvietėsi iš Lenkijos dėstytoją. Ir tada kažkaip atėjo ta mintis, kad galbūt mums reikia pastudijuoti Lenkijoje. Tai aišku buvo iššūkis, nes dėstytoja kalbėjo lenkiškai. Bet kadangi noras buvo didelis, tai susirinko grupę, pasisamdėm vertėją, kuris mums vertė. Ir mes metus laiko studijavom. Tai vėl buvo tokios kaip ir podiplominės studijos, nes reikėjo turėti tą bazinį tokį išsilavinimą, prie kurio tu galėtum jau pridėti va šitą tokį savo papildomą diplomą. Tai va taip atsirado studijos. Gerai, o dabar tavo šuo, tu specialiai rinkaisi pirkai, ar tiesiog turėjai šunį ir galvojai, jis kaip ir tiktų? Tai ne specialiai. Aš turėjau tokį, irgi hobį, tai veislyną. Ir buvo tuliaro bišonų ir koker spanielių, anglų koker spanielių. Ir taip, kadangi jau pradėjau rankiotis po truputėlį tas žinias, žiūrėti, kaip čia tas šuo, koks tas šuo. Ir žiūriu, mano viena tuliaro bišonė, mažutė, gražutė kalytė, galvoju, man jinai turėtų tikti. Tai jinai buvo mano tas pirmasis šuo, su kuriuo aš pradėjau eiti, pradėjau savo mokykloje, ačiū, kad leido iš tikrųjų administracija, man eksperimentuoti, nes tai buvo 14 metai, tai dar buvo pati pradžia. Ir po truputėlį aš pradėjau, aišku, ten klaidų buvo begalės, tai jinai atkentėjo turbūt viską.
ir mano visus bandymus, eksperimentus, ir nepavykusius variantus. Tai iš tikrųjų jinai buvo ta tokia pradininkė ir paskui jau atsirado iš anglų koker spanielių, nes irgi gimė vada. Ir viena kalytė buvo tokia, išskirtinė. Anglų koker spanielis tai jisai medžioklinis, jam reikia judėti, gaudyti, bėgioti. O jinai buvo tokia, tokia flegmatikė, tokia rami. Jeigu ją glostai, tai tu ją gali glostyti nuo ryto iki vakaro. Ir tada aš jau tikslingai šitą kalytę pasilikau savo, tai jau mano Kleopatra, tai turbūt pati žymiausia mano pagalbininkė, mano kolegė, tikrai dabar jau jinai atidirbo gerus 9 metus intensyviai ir jau dabar, sakau, jinai išėjo į pensiją. Tai čia buvo mano toksai sėkmės startas su ją. Faina. Dabar aš prieš kokius gal 5 metus irgi turėjau keletą tokių vaikų, jau dirbdama privačioje praktikoje, kada irgi buvau pasikvietusi kaniterapeutę, kad prakalbinti nekalbančius vaikučius. Ir aš tėvams pasakoju, kad žiūrėkit, niekas, jokie logopediniai metodai neveikia, bandom alternatyvę tokią komunikaciją per gyvūną. Tai, pavyzdžiui, viena mama sako, bet mes namie turim šunį. Sako, ką mums dar mokėti šitokius pinigus, nes reikėjo mokėti, nes 2 specialistai, vienas kaniterapeutas, kitas specialusis pedagogas, kuris su vaiku dirbo. Tai buvo, tai antiek buvo neįprasta, kad daug kas ir nesuprato, kam reikia mokėti tokius pinigus ir ką tai duoda. Tai sekantis mano klausimas ir būtų, tai kuo tasai naminis, kad ir dresuotas, išauklėtas šuo, skiriasi nuo terapinio šuns? Čia jau labai plačią temą užkabino. Kažkiek tai. Iš tikrųjų, dresuotas šuo, tai viskas tvarko. Jisai žino komandas, jisai žino tas tokias, sakykime, bendras elgesio savybės, bet jeigu jisai neturi to noro būti su žmogum, ir ta prasme būti ne su savo šeimos nariais, taip, nes dažnai, kaip jūs sakėt, girdžiu, kad aš turiu namie šunį, tai reiškia man jisai, kaip ir atstos tą terapinį šunį. Viskas tvarkoj, tai prie jo galite, jeigu bloga nuotaika, prieiti, apsikabinti, jį paglostyti, prisiglausti, paklausyti, kaip jisai kvėpuoja ir nusiraminti, bet tai tiek. Antra dalis tai yra specialistas. Ir tas šuo vienas pats, jisai net neš tiek naudos, kaip tas, sakykime, darbas, komandinis darbas žmogaus ir gyvūno. Ir tam reikia dar papildomų tų šuns savybių, kad jisai, be to, kad jisai yra, sakykime, ar nedraugiškas, norintis bendrauti su svetimais žmonėmis, nes, kaip sakiau, jisai gali, tiesiog privengti. Taip, jisai namuose labai geras. Bet su svetimu žmogumi jisai galbūt prieis, prikiš nosį, pauostys ir atsitrauks ir jo nei paglostysi, nei ką padarysi. Ir turi būti nuspėjamumas šuns. Turi būti prognozuojamas šuo, nes tai vis tiek yra, sakykime, jeigu su spec poreikiais vaikas, tai visko gali būti. Visokių situacijų mes negalim susiplanuoti užsiėmimo nuo A iki Z ir surašyti ten 1 punktas, 2 punktas, 3, 4. Mes nežinom, koks tas vaikas ateis, jeigu tai, pavyzdžiui, yra, sakykime, naujas ar ne klientas. Ir mes nežinom, kaip tas vaikas, pavyzdžiui, šiąnakt miegojo. Gal jį kažkas ateinant sunervino, gal dar kažkas ir gali išsilieti, sakykime, ant šuns. Tai visus tos veiksnius reikia taip apsimastyti, kaip ir žinoti, kaip tavo šuo reaguos. Tai praktiškai, truputėlį pertrauksiu, praktiškai jūsų užsiėmimas tai yra improvizacija. Taip. Kažkokį turim tikslą, taip, bet iki to tikslo gali būti 100 kelių. Milijonas. Aišku. Gerai, o pavyzdžiui, jeigu pasiimti šunį terapijai, ar yra svarbu, ar tai patinas, ar patelė? Ar nesvarbu? Ar čia daugiau charakterio bruožai gyvūno? Gal sakyčiau, daugiau charakterio bruožai individualūs. Nes vėl taip pat sako, gal šita veislė tai jau labai terapiniai šunys. Ne, nieko panašaus. Sakykime, tarp retrieverių, auksaspalvių retrieverių, kurie, jau tobuli terapiniai šunys, praktiškai imk ir jau tiks. Ne, yra ir kitokių, yra ir agresyvesnių, nes, tos charakterio savybės sukrenta įvairiai. Vienoj vadoj gali būti, sakykime,
visokių tų šuniukų. Ir tu nežinosi, bet reikia imti tą, na sakykime, rinkti širdimi, dabar aš jau sakau, ir žiūrėti, kad jisai nebūtų nei labai kažkoks dominuojantis, nei labai ten besislepiantis ar neturintis baimę, na toks per viduriuką. O pavyzdžiui, yra svarbu, vat, kaip terapijoje, na dėkime, mes daugiau kalbėsime apie vaikus, įspūdį daro didelis šuo ar mažas? Visaip. Irgi nuo vaiko priklauso. Priklauso nuo vaiko sutrikimo, nuo jo gyvenimiškos patirties su šunimis, nes vienam vaikui, sakykime, didelis šuo, kad, sakykime, kaip, pavyzdžiui, Berno Zenenhundas, mano kolegė šuo, jis atrodo toks meškis, gerietis, pasinerk ten į tą kailį, o kitam kelia baimę, nes jis yra didelis. Vėl spalva, daug juodos spalvos, tai toksai jau jisai atrodo kaip ir grėsmingesnis. Baltas šuo, šviesus, gelsas, jisai visą laiką bus toksai, kaip kurio labiau norisi paglostyti, prie jo prieiti arčiau, tamsi spalva jau jinai šiek tiek stabdo. Tai vat yra tokių visokių niuansų. O kaip dėl kalytės ar šuniuko, ir vėl yra skirtingai. Kalytės gal labiau šiek tiek atsargesnės čiučiut yra, nes pagal pačią prigimtį jos yra, būsimos mamos, saugoti tą tokį turi instinktą, o patinai yra jie drąsūs. Dabar, kai vaikas ateina, jūs kažkokią tai informaciją iš ankstinę susirenkat, kad, pavyzdžiui, aš turiu čia suku link to, kad dėl alergijų. Iš tikrųjų, daug kas yra tiek kačių plaukų, tiek šuns plaukų alergiški. Kaip jūs? Būtinai. Tai tiesiog žingsnis numeris 1. Mes turim mokykloje pasiruošę formas, turim vertinimą, kurį darom susitikus pirmą sykį, ir ten mes tada išsiklausinėjom apie alergijas, apie baimės, apie, sakykime, netgi patirtį kokią, ar turi namuose šunį, ar neturi, kaip bendrauja. Renkam kuo daugiau tos informacijos, kad mums tiesiog pačiom būtų darbe po to lengviau. Bet jeigu yra alergija, tai viskas, out. Jau praktiškai taip. Jau jisai, tas vaikelis, kanį terapiją užsimti negali. Jis gali rinktis ten, nežinau, delfinų terapiją, arklių ar kažkokią kitą. Žiūrint, kam jisai alergiškas, jeigu plaukui, tai jau ir žirgai tada nelabai tinka. Irgi netinka, ne? Yra variantų, bet tikrai, sakykime, gerti vaistus antialerginius ne kiekvienas tėvas nori, kad tai būtų. Gerai, dabar, o kaip, jūs kaip veisėja turite vadą, kaip atrinkti, kuris šuo tinka, kuris ne? Pas jūs jau dabar patirtis kalbės, bet jeigu aš tik jaunas dar specialistas. Tai aš tokia buvau ir turėjau 2 nesėkmingus atvejus, kuriuos pasirinkau neteisingai. Buvo vertinami, ne tik tai aš mačiau to šunį, žiūrėjau šuniukus vadoje, rinkausi ir tiesiog pasiklioviau specialistais ir abu sykius nepataikiau. Bet reikia tą šunį kažkam parodyti, yra atestacija, jis turi kažką praeiti. Šiuo metu tokio kaip oficialaus ir pripažinto, sakykime, valstybinių lygmenių nieko nėra. Bet tai vis tiek yra dresuotojai, yra veterinarai, yra ten ir vairių elgesio šunų specialistų, galų gale gali pasikviesti kolegą, kuris turi daugiau patirties ir pasižiūrėti tą šuniuką. Nes dabartinė kalytė, kur atsakiau, kad mano Kleopatra jau į pensiją išėjo, dabartinę savo ruošiamą kalytę aš jau rinkausi visai kitaip. Aš važiavau taip, žiūrėjau, kaip, kas, ryte, vakare, per pietus. Nes šuniukas, suprantat, jeigu vieną kartą atvažiuoji pamatai, jisai galbūt vienoks, tik pabudęs iš miego, jisai tenais dar šliaužia, kas ten, 1,5 mėnesio kleckas. Ir tada jisai vienoks yra, bet galbūt jisai po valandos, po 2, kai tu išvažiuoji, jisai jau tampa visai kitoks. Tai čia irgi dar galima, aišku, įdarbinti veisėjus, kad jie pafilmuotų ryte, vakare, pavalgęs, pamiegojęs, kaip jisai elgiasi, kaip jisai žaidžia. Ir pagal tai žiūrėti, kad tai nebūtų labai kažkoks tai alfa šuo, kuris stengsis dominuoti ir tau reikės pastoviai jį sodinti ir jisai stengsis dominuoti visur. Jisai jau netinka. Realiai. Bailų šuo vėl taip pat, nes baimė iššaukia agresiją tada ir tu nežinai, kada tau
kažkas pratrūks. O pavyzdžiui, kai tikrinam, vis tiek ir šuns psichika tikrinama, testuojama, kad ten nereaguotų į kažkokius tai dirgiklius, nepradėtų loti. Čia jau socializacija. Čia jau dresuotojas turbūt. Čia jau ir jūs pats, sakykime, ar ne, kuris pasėmė tą šuniuką, jau reikia dirbti. Tai labai gerai, kad jau atsiranda veisėjų ir tokių yra Kaune, kurie patys dirba kaniterapijoje ir jau eina karta iš kartos, jau mano kalytė, Kana, jinai yra 3 kartos dirbanti šuo. Ir tai persiduoda genetiškai. O. Taip, tai ir jie pradeda dirbti nuo gimimo. Gimsta šuniukas, ten, sakykime, praėjo tos 3 kritinės paros, kada jau ten jo nereikėtų liesti ir viskas, prasideda neurostimulacija, pėdutės, ausytės, uodegytė, pilvukas. Ir taip iki pat, kol jie užauga, kad kuo daugiau matytų paviršių, kuo daugiau daiktų. Nereikia tenais to šuniuko popinti, izoliuoti, nežinau, kaip darydavo kiti veisėjai, kad niekas neikit, nes yra šuniukų vada, užnešit ligą, dar kažką tai. O jiems reikia kuo daugiau pamatyti. Aš apie Kauną pasakėjai, kai ieškojau informacijos, aš mačiau, kad labai Kauno klinikos dabar naudoja tą kaniterapiją ir pas vaikus su onkologiniais sutrikimais ir pas seniorus, visur labai aktyviai ir labai geri atsiliepimai, kad net su vežimėlėje sėdintis vaikai pagyvėja, net bando atsistoti arba lenkėsi, paglostyti. Ir tarp kitko radau netgi tokią nuotrauką, čia taip iš interneto, kad stomatologijos kabinete gulintis pacientas ir retrieveris guli ant jo kaip raminamoji priemonė. Čia būtų svajonė. Tokį šunį, ypatingai tiem taip, kas turi baimių, tai čia būtų nerealu. Ir vaikai visai kitaip, ir patys tie suaugę eitų visai kitaip. O apie Kauno klinikas, taip, jie ten eina jau ilgai, jau jų įdirbis yra tas didžiulis. Tai aš nežinau, pagal save, man kažkaip gal aš su vaikais labiau pripratus. Ir man šita onkologija, šitas rytis tokia, nežinau, labai žiūri. Aš nežinau, ar aš galėčiau. Ten turi būti labai tvirtas žmogus. Gerai. Tos pagalbos reikia. Reikia. Tai jeigu, sakykime, aš esu mama, turiu ten vaiką su kažkokiais ypatumais, ten raida vėluoja, ar autizmas, ar cerebrinis, ar Dauno sindromas. Kaip man žinoti, ar man tinka kaniterapija ar ne? Ar jinai tinka absoliučiai visiems? Ne, kas tinka visiems, tas netinka niekam turbūt. Taip. Ne. Kaniterapija nėra taip, kad tai būtų panacėja ir visiškas vaistas, tai tada mes turėtumėm visus sveikus aplinkui. Nes netinka, jeigu, pavyzdžiui, yra ūmios būklės, ar ne, tai kontraindikacija. Jeigu serga tuo momentu vaikas, karščiuoja, pavyzdžiui, jeigu yra labai didžiulė baimė šunų, nes tikrai tų baimių būna įvairaus lygio, su vienom tu gali dirbti, o kitas tu turi tiesiog palikti šaly ir tai nieko nepadarysi, jisai gali būti kažkur kitur atradęs savo vietą. Ir, aišku, alergijos. Gerai, dabar vyksta, kaip prasideda ta terapija? Yra kažkokie ritualai, kažką, sakykime, pamaitinti ar ten dubenėlį padėti. Yra ritualai. Mes turime. Kaip, pavyzdžiui, tu darai? Naudojam. Tai aš dažniausiai, kad vis tiek vaikai dabar tokie, kaip ir nesavarankiški, trūksta to savarankiškumo, tai mokinamės, kad reikia pasirūpinti silpnesniu. Šiuo atveju ta silpnoji grandis yra šuo. Tai prieš kiekvienas užsiėmimą tas dubenėlis būna tuščias vandens. Ir mes jau taip... Specialiai išpilat? Taip, specialiai išpilu. Nesvarbu, kad mes atėjom ir aš įpyliau pagėrę, reiškia išpyliau, dubenėlis padėtas vietoje, jisai tuščias. Ir mes taip su vaikais pradedam nuo pirmų kartų, kad einam, pažiūrėsim, ar yra dubenėlėje vandens, galbūt Kana nori gerti. Ir pažiūrim, tuščias dubenėlis. Jau įjungiam, ar ne, visą ir koordinaciją, ir stambią motoriką, nes reikia pasilenkti arba atsitūpti, pasimti tą dubenėlį nuo žemės,
prieiti prie kriauklės, atsisukti kraną, įpilti vandens, kad jisai neišsilietų, ar ne, ir vėl gražiai padėti, kad kaną pagertų. Tai va, čia toks būna sutikimo ritualas. Arba dar naudoju irgi tokius dalykus, kad, sakykime, išmėtyti, ar ne, žaisliukai. Nu, kanas. Tai kauliukai, kamuoliukai, kad reikia susitvarkyti. Nes, na, vat, kaną nesusitvarkę, tai padedam kanai susitvarkyti. Ir taip tada tas vaikas kažkaip įsijungia, paskui einam jau tada daryti tas, kas mums reikalinga, paskui vėl pažaidžiam ir vėl darom kažkokią tais užduotį. Ir va taip, kai taliojam, kad vis tiek vaikai nesugeba išlaikyti to dėmesio ilgai, tai ta veikla, viena veikla, kita veikla, vėl viena veikla, kita veikla. Nu ir atsisveikinant, aišku, per visą tą užsiėmimų laiką būna susirinkęs, ten, sakykime, ar kokius 5 skanukus už viską sėkmingai atliktas tas užduotis. Tai tada būna 5 minučių, sakykime, toks laikas, kada jisai gali, tas vaikas, praleisti su kanu. Jisai gali tiesiog atiduoti tos skanukus, gali prašyti, kad, na, kana ten atsisėstų, paskui atsigultų, duotų labas, apsisuktų, apsiverstų, na, visokių tokių komandų. Ir vėl tai vyksta toliau toksai kaip ir atsisveikinimas liktais, bet toliau dar kaip ir mokymasis. Nuo kokio amžiaus tinka kaniterapija? Sunku pasakyti. Ar gali, pavyzdžiui, 3 metukų? 3 metukų jau tikrai gali. Gali. Kūdikis tai... Nu, kūdikis aš suprantu, kad nesupras. O 2 metukų? Per mažas jau? Net nežinau, kažkaip nėra tekę. Su tokiais mažiukais? 3 metukų buvo ko gero mažiausia mergytė, kuri buvo visai sėkmingai vyko mūsų kaniterapija. Dabar vyksta terapija, tu vis tiek esi ir ergoterapeutė. Taip. Tai tu tą kaniterapiją į ergoterapiją įpini. Ar ką? Taip. Ką jūs ten darot? Vat, tu sakai, užduotis atliekat. Taip. Kokias? Visų pirma, kai vaikas ateina, vis tiek apsiklausinėjai tėvus, mes turim vertinimo tokią formą, pasidarom tą vertinimą ir daugmaž tada, na dabar kaip kadangi viskas labai kompiuterizuota, tai užpildžius tą lentelę, kompiuteris parodo, kurios vaiko vietos yra silpnos, kurios, sakykime, yra stipresnės. Ir tada jau su tėvais galima derinti, gali tiesiog pats specialistas nuspręsti, kad vat imam, na sakykime, savarankiškumo įgūdžių mokymasi, kokią smulkiąją motoriką, na ir bendravimo įgūdžius, nes jie tokie silpni. Tai va tas 3 sritis ir tada automatiškai tos užduotis eina į tą tikslą, ką mes norim pasiekti ten. Ar, sakykime, norim, kad vaikas išmoktų užsitraukti, pavyzdžiui, kokį užtrauktuką, sagas užsisekti, ar mokėtų susitvarkyti, dar kažką, nu tiesiog jau tada žiūrim pagal tą tikslą ir einam mažai žingsneliais, keliaujam link to tikslo ir paskui gale vėl darom vertinimą ir tada jau žiūrim pokytį. Matom pokytį ar ne. Ir tada labai lengva ir tėvam parodyti, kad buvo nauda ar nebuvo nauda, ypatingai jeigu tai yra mokami pinigai. O kiek trunka tokia terapija, užsiėmimas, nežinau kaip čia pavadinti, kaip jūs vadinate, Nuo 30 seansas? iki 45 minučių. Ir kiek, pavyzdžiui, šuo ištveria tokių užsiėmimų? Panašiai 4 per dieną. Per dieną 4. Taip. Ir tai yra pertraukos. Vienas užsiėmimas, tada šuo turi panašiai 15 minučių pertrauką, kada mes išeinam į lauką, pakeičiam visiškai aplinką ir šuo vėl grįžta po 15 minučių, jisai toks, na, kaip ir atsišviežinęs, ar ne, toks atsinaujinęs, jam vėl viskas gerai, bet 4 užsiėmimai jau yra riba. O kaip būna, jeigu kažkas vyksta ne pagal scenarijų? Nu, sakykime, visai buvo vaikutis fainas, bet kaip tu sakai, žinai, atėjo ten, nu, kažko susibėsinės ir pradeda savo įtūžį išlieti ant šuns. Peša už uodegos, tampo už ausų, žnybę, kažką daro skaudžiai. To nebūna. Nebūna? To mes neleidžiam. Mano kaip specialisto yra didžiulė atsakomybė ir pareiga už mano kolegą, tai už šunį, ir šito negali būti. Jeigu jis jau atėjo ir aš matau, kad kažkas yra ne taip, ar ne, aš visą laiką galiu šunį pasišaukti, kad jisai būtų prie manęs, galų gale aš jį galiu pasakyti, kad tu pagulėk ten vietoj, pavyzdžiui, po stalu, kur, nu, nėra taip, kad tu prie jį paukšti ir patempiai. Ir tada žiūrim, kas vyksta. Ar nusiramins vaikas? Ar nusiramins? Ar tiesiog jau ta diena yra tokia bloga, kad šuo gali būti tik tais fiziškai, bet Dėl jisai vaizdo. nedalyvaus. Taip,
Bet jisai įneša vis tiek savo tą emociją, nes, nu, ten begulėdamas, tai žiūrėk, kokį žaisliuką savo pacipins, tai apsivers į kitą pusę, tai dar kažką tai. Ir paskui, jeigu net matai, kad tas vaikas pradeda nužiūrėti, tiesiog nusiraminti ir jau tada bandom skanuką paduoti ir žiūri, kaip elgiasi. Jeigu viskas tvarkoj, gerai, reiškia, tada šuo gali grįžti. Bet šiaip pas mus vaikai žino, kad jeigu nesilaikysi taisyklių, nebus pagarbos šuniui, nebus va to tokio gero, tinkamo to elgesio, šuo nedalyvaus. Ir jeigu vaikui šuo yra motivatorius stiprus, tai jisai tikrai tada susilaiko, sugrįžta į savo tą būklę tokią, kad jisai susijima. O kokį vaiką daugiau motyvuoja? Ar tas, kuris, sakykime, namie turi šuniuką ir jau daugmaž žino, kas tas yra, ar tas, kuris vis pirmą kartą? Nesvarbu. Nesvarbu? Ne. Namuose šuo yra kitoks. Čia šuo, kaip mūsų vaikai, pavyzdžiui, mokyklai vadina, šuo yra mokytojas. Tai, visai kita kategorija. Ten šuo yra, tiesiog. Aš supratau, bet suku link to, kad, kaip žaislas, jau matyta ir nebe taip įdomu. O kai aš, neturiu namie šuns, tai man čia gali būti wow. Gali ir tada labai kyla įvairių emocijų, tėvų prašymai, prasideda, kad mama, aš labai noriu šuniuko tokio, kuris moka duoti labas, moka apsiversti, pašokti, peršokti, perlisti. Bet tam reikia labai daug darbo įdėti, kad tas šuniukas būtų toks. Nes naminis šuniukas, jis yra geras tiesiog draugas, bet tokių komandų tai moka tik retas. Tai čia tėvam vedant į kaniterapiją reikėtų dar irgi labai gerai apgalvoti ir nuspręsti, kas bus, jeigu aš neturiu namie šuns, kad vaikas pradės prašyti ir kaip reikės, nes šuo tai atsakomybė, tai yra dar vienas vaikas. Taip. Aš kažkur skaičiau, kad šuns protas atitinka kažkur tai 3-4 metų vaiką. Tikrai taip, ypatingai yra tam tikros veislės, kurios pasižymė aukštesnių intelektų, tai va border collie, australų aviganiai, vieni iš tų intelektualiausių, kurie gali atpažinti apie panašiai 1000 žodžių. O tu ką nors girdėjai apie tai, kad, pavyzdžiui, šuo gali pajausti, kad prasidės epilepsijos priepuolis? Taip. Čia ne mitas? Ne. Kad prasidės iš vis kažkokia pykčio iškrova ir kaip jisai elgiasi? Tiesiog šuo yra labai geras skaitytojas. Mūsų kūno kalbos, mūsų hormonų, nes tai yra kvapas. Ir mumyse, kai vyksta tos visokios reakcijos, juk jos prasideda anksčiau, negu išsireiškia į paviršių. Ir va būtent šuo, kaip epilepsijos priepuoliai, jisai jaučia. Jaučia visi šunys ar tik tais terapiniai? Ne, tai turi būti išmokintas šuo pajausti tą pokytį. Tai lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, pėdsekiai išmokina ieškoti kvapų, ieškoti žmogaus daiktų, tai lygiai taip pat ir šitos šunis turi išmokyti tą atpažinti. O tu esi pastebėjus, kad, pavyzdžiui, šuo irgi renkasi savo favoritus pacientus, nežinau kaip pasakyti, kad vienas yra fainesnis jam, o kitas gal nelabai reikia, dirbu, kaip ir mes suaugę. Taip, nes mūsų emocinis fonas irgi va taip, kaip su vienu gali susitikęs sakyti, kad, aš tave pažįstu 100 metų. O kitas nieko nepadarė ir galvoja, eik, tu tik nuo mano galvos, kaip pabėgti. Net eiliai kartais stovint nesinori, eisi į kitą kasą, nes dėl kažkokios priežasties nesinori atsistoti už to žmogaus. Tai va žmogaus ta energetika ir šunys, kadangi jie yra super jautrus ir, kaip sakiau, tie nuskaitytojai tobuli, tai jie kaip skaneriai veikia. Ir yra taip, kad tiesiog, pavyzdžiui, kai grupė, ypatingai grupė, atrodo, praeinam, susipažįstam su visais, visi paglosto ir po to, jeigu vyksta kažkokia kita veikla, šuo atranda vieną, 2, prie kurio jisai vis eina ir eina, eina ir eina. Ir mes iš pradžių galvodom, kas čia, kodėl taip vyksta. Paskui pradėjom klausinėti, nes buvo įdomu. Ir tada jau žiūrim, tokia kaip ir dėsningumai pradeda. Tas žmogus galbūt buvo kažkoks, neišsimiegojęs, gal ten galva skauda, gal jis iš vis toks kažkoks depresyvios tokios nuotaikos, prislėgtas. Jie išsirenka kažkokius tokius išskirtinius.
O prie kitų prieina tiek, kiek reikia. O nebūna taip, kad prieina nesužuodžia kito šuns kvapą? Ne. Čia labai greitai. Jisai praeis, prauostis ir, tiesiog nesukelsit labai didelį įdomumą. Gerai, dabar, sakykime, atėjo vaikas, jis taip atsargiai tą šunį žiūri, gal kažkaip ten kažko, ir šuo, pavyzdžiui, pajaučia ir suloja. Ir vaikas dar labiau bijo. Nėra buvę taip? Šiaip nelabai. Arba kaip sprendžiat? Bet sako, kad šuo kaniterapija padeda spręsti ir fobijas, ir būtent netgi šunų fobijas. Tai vėl iki tam tikro lygio. Nes būna taip pat tiesiog dažnai, kadangi tenka eiti į klases, į mokyklas, tai atsiranda, kad pasako vaikas, aš bijau šuns, aš nenoriu. Gerai, viskas tvarkoj, tu pabūk, kiek tau yra saugu tokiu atstumu. Ir paskui eigoje visos tos veiklos tu pamatai, kad jau tas vaikas per kažkieno petį jau tiesia ranką paglostyti, nors jisai sakė, kad bijo šunų. Paskui jau žiūrėk, jau į pabaigą, prieš atsisveikinant, jau sėdi drąsiai ir glosto. Ir ta fobija tokia ta baimė, ar ne, jinai kaip tokia įveikiama, paprasta. Yra tokių, kuriems reikia ilgiau. Esam turėję, kad tiesiog reikėjo gal kokių 5 užsiėmimų, kad vaikas nebebijotų, jaustųsi saugiai. Kad šuo netgi su juo nebendrauja, jisai kažkur aplinkui sukasi, kažką tai veikia ir tada vaikas tiesiog po truputėlį pratinasi, ar ne, to skaniuko numetimu į tolį. Paskui jau arčiau, paskui žiūrėk jau galbūt tada paliesti, ar ne, aš palaikysiu galvą, nes ta galva yra tokia, grėsmingiausia šuns dalis, ten dantis. Ir žiūrėk, jau taip pirštą galiuku palėtė, nieko neatsitiko. Tai jau gerai, jau čia priliesiu delnu, paglosti, nieko neatsitiko. Ir taip pat po truputėlį tas toksai išnyksta ir tampa geri draugai. Man vis tiek įdomu, kaip ergoterapeutė, ką jūs sprendžiat? Yra šuo tik tais kaip dalyvis, kaip lakmusas, nežinau, streso nuėmėjas, ar vaikas gali šuniui kažką daryti? Taip. Gali. Žiūrint, ko mums reikia. Pavyzdžiui, ką gali tavo šuo? Pavyzdžiui. Galim į jūsis, auskarus įverti, segtukus susekti. Segtukus tai gal ir nelabai patiktų į tas ausis, tai susektų. Bet sakykime, pavyzdžiui, smulkioji motorika, ar ne? Su šuns kailiu, jeigu yra ilgaplaukis šuo, mes galim pasimti šepetuką ir šiandien nespėjo atsikėlus ryte susišukuoti. Pašukuokim. Tai atsisėdam ant žemės, Kana guli, vaikas sėdi, imam šepetuką ir šukuojam. Ypatingai, jeigu yra cerebrinis koks paralyžius, ar ne, tai ir šukuojam. Paskui glostom ranką, kad viskas atsipalaiduotų. Galima rišti gumytės į tos plaukučius, pinti kasytės, žiūrint kokio ilgumo tas plaukas. Tai jau tiesiogiai su šunim. Ar ne, jeigu vaikas negali sėdėti, yra buvę ir tokių atvejų, tada guldomės ant čiužinio. Ir jisai, pavyzdžiui, gali pasiversti vieną pusę, gali pasiversti kitą pusę. Kur šuo bėga, ar ne? Ir tada, sakykime, šuniukas vienoj pusėj laukia, bet skanukai laukia kitoj pusėj. Tai tu turi pasiekti iš vienos pusės ir tada paduoti į kitą pusę. Jau automatiškai kaip kineziterapija vyksta tokia kaip ir mankštelė. Visą laiką į tą žaidimą su šunim, bet įpini tuos tikslus, ką tau reikia pasiekti. Ir ta šuo yra toks daugialypis netgi. Jisai gali būti ir, pavyzdžiui, prizas. Ar ne? Vaikui atlikus tam tikrą užduotį, jisai gauna skanėstą ir gali atlikti komandą. Ar ne? Ar gali tiesiog apsikabinęs, toks kaip apdovanojimas. Gali, sakykime, šuo parinkti užduotį. Nes būna dažnai taip, kad kai specialistas žmogus duoda vaikui, ir būna, jau aš to nedarysiu, jau mes praeitą kartą tą darėm, jau nusibodo, o gal ką nors kitą. Būna taip, dažnai. Taip. Ir tada paimam, kad nebūtų tokių visokių atsikalbinėjimų. Pavyzdžiui, dėžutės mes turim. Viena dėžutė, viena užduotis, antra dėžutė, antra užduotis, trečia dėžutė, trečia užduotis. Visos užduotis tas, kurias man reikia, kad vaikas padarytų per tą užsiėmimą. Ir prašom, šuo išrinko. Nebėra jokių prieštaravimų, viskas. Tavo draugas išrinko užduotį. Reiškia, atsidarau, žiūriu, kas ten yra ir darau. Dabar tavo vaikai, su kuriais tu dirbi, kokias jie diagnozės sutrikimus turi daugiausiai? Visokių yra. Visų? Visų.
autizmo spektro sutrikimo, kadangi jų ir taip daug, tai automatiškai daug. O autistai raidos. domisi pačiu šuniu, patinka? Visai Ar reikia jau ten labai atkreipti jo dėmesį, kad žiūrėk, kas pas tavęs būna. atėjo? Būna, kad ir net nežiūri. Bet poveikis vis tiek yra. Bet gali būti, kad kitas vaikas ir rėkti pradėti, dar kažką šuo Gali. ramiai išlaukęs, ištveria tą Taip. garsą. Kadangi nuo pat mažiuko vyksta tas mokymasis ir ta vadinama socializacija, mūsų mažyliai, kuriuos mes ruošiamės, kaip būsimus šunis, jie keliauja į mokyklą, jie tenais būna, jie mato, kaip čia viskas vyksta ir mokosi nuo to jau specialisto šuns, ar ne? Labai labai šunis gerai kopijuoja ir mokosi. Kaip ir vaikai. Taip, Kaip ir vaikai. Gerai, aš klausiausi tavo pranešimo konferencijoje ir man užkliuvo tokia labai įdomi mintis, tai skaitimas su šunimi, jeigu aš teisingai suprantu tą terapiją. Jin taip ir vadinasi. Taip. Kaip tas Skaitymas vyksta? su šunimi. Tai tinka vaikams su disleksija? Tinka. Tinka visiems, kurie pažįsta raidės ir geba, sakykime, skemenuoti, bent jau. Ar tu nors įsivaizduoji, kad po šios laidos kiek kreipsis dėl disleksijos? Gerai. Teks, man atrodo, tau įsigyti šunį. Ne, aš bijau tokios atsakomybės. Gerai, bet vis tiek apie tą skaitimą. Ką ta šuo daro? Jis raidės nešioja? Ką jis? Nieko. Tiesiog būna. Tiesiog būna. Tiesiog būna ir tas jo buvimas vaiką ramina. Nes jeigu tai pažvelgus į fiziologiją, ar ne, vis tiek mūsų hormonai, jie, ten verda. Mes turime ne tik fizinį kūną, bet ir chemiją viduje. Visa ta chemija tenais verda. Ir kai vaikas pamato šunį, prasideda ta chemija, ar ne, iš tos, sakykime, įtampos, kortizolis, adrenalinas, kai ypatingai jeigu ateina pirmas sykį, tai tu nežinai, ko ten laukti, kas per šuo, iš viso kas čia bus. Ir nuo tos įtampos, paskui tada, šuo. Ir dar jisai tavo atėjęs, pavyzdžiui, letenėlę pakelia, labas, paduoda. Arba palaižo. Ir automatiškai jisai pradeda atsipalaiduoti, pradeda gaminti serotoninas, oksitocinas, ar ne? Tai ir tas vaikas pradeda pasidaryti, kaip pasakyti, kaip kempinė. Jisai imlus pasidaro viskam. Tai čia tas momentas, kada reikia pradėti kažką jau daryti, ką mes norim ten giliau pakrapštyti. Tai ir skaitimas lygiai taip pat. Jisai atėjo, tas šuniukas atsigulė šalia, jau ten būna, aišku, aptarta, kokią tą knygutę skaitys. Ypatingai jeigu bibliotekose, tai dar gali. Gali šuniukas ir atnešti, ten slapčiai jam įkišai nasrus. Aišku, gali. Ir gali pameluoti, žiūrėk, paprašė. Šuniukas atnešė tau knygą, tai mes dabar skaitysim šitą knygą ir jisai guli šalia. Vaikas gali apsikabinęs būti to šunį, gali tiesiog ranką pasidėjęs. Žodžiu, nieko daugiau mes nedarom pašaliniai, tai yra vedlys, tas vadinamas ar ne asistentas, kaniterapeutas, kuris sėdi tyliai kaip pelytė po šluotą ir nieko nereguliuoja, nors tai yra labai sudėtinga. Ir vaikas lieka tiesiog su šunim. Vaikas ir šuo. Ir geriausia, kad tai būtų tokia, kaip apribota erdvė, tokia jauki, kad ten būtų jauku kaip kokiam lizdelį. Ir vaikas skaito. Tai ir niekas nereguliuoja jo skaitimo. Netaiso. Taip, nes kai skaito, pavyzdžiui, namuose ar ne, ar mokykloje, mokytojas, mama už nugaros, ne taip raidę perskaitai, ne taip sukirčiavai, skaityk iš naujo ir ta tokia tirada tokia gaunas. O čia niekas nieko nesako. Tai gerai, tai aš kaip iš tavęs girdžiu, jisai yra kaip motivatorius, nes dažniausiai, jeigu nesiseka, vaikai ir nebeskaito. Bet pačio to sutrikimo jisai kaip ir tiesiogiai nedaro. Čia tik tiek, kad motyvuoja vaiką skaityti ir vaikas kuo daugiau skaitydamas įgauna įgūdį. Ir jisai įgauna tą tokį pasitikėjimą savim. Ir aišku, ta psichoemocinė būsena. Nes vis tiek tie skaitimo sutrikimai vis tiek daug maž. Taip, net ir mykčioti gali pradėti. Taip. Mes kaip tik praeitoj laidoj su Vilma šnekėjome apie tai. Tai gerai, dar aš noriu, sakykime, aš esu mama, noriu dėl vienokių ar kitokių priežasčių visai pamėginti ir atvesti į kaniterapiją. Kur man jį rasti? Aš tarp kitko namuose pabandžiau ir mane labai ką išmetė. Taip.
Ir tai va. Todėl, kad specialistų, licencijuotų specialistų vienas dalykas nėra tiek daug. Kitas dalykas, paruoštų šunų irgi yra labai nedaug, nes tam reikia įdėti daug darbo ir finansų, visko. Ir mūsų yra mažai. Aišku, ir jūs darbą turite tiek, kad jums ten socialinėse erdvėse net skelbtis nereikia. Ne. Nes iš tikrųjų tų, sakykime, ar ne paruoštų specialistų tiek žmogaus, tiek šuns, jų reikėtų dar turbūt 10 kartų daugiau, tiek kiek reikėtų, koks yra poreikis didžiulis. O jūs kaip kaniterapeutai turit kažkokią savo asociaciją, kur jūs dalinatės patirtim, susirenkate, apsitarėt ar ne? Nes aš mačiau, man išmetė kaniterapijos asociacija. Aš ten bendrinę informaciją tik paskaičiau, taip, bet ten jinai yra pavadinimas toks. Tik pavadinimas. Toks pavadinimas, bet tokios vieningos kaip ir bendruomenės nėra, labai gaila. Kažkaip kiekvienas savo pusę tą kaldrą trauko, kol kas. Bet mes nuo praeitų metų kažkaip su kolegė sakom, reikia galų gale pradėti ir burti tą bendruomenę. Tai vat labiausiai mums dabar sekasi iš savo studentų, ypatingai tie, kurie klaipėdiečiai arba aplinkui. Ir mes pavasarį organizuosim jau 2 kartą tarptautinę konferenciją, labai draugavom su Latvijos kaniterapeutais ir dalinamės patirtim ir būriam tą ratą, kad, nes vienas iš kito mes galim pasimokyti, pasiklausinėti, man nepavyko, gal tu turi kokią idėją, kaip man, sakykime, vieną ar kitą problemą išspręsti, kaip vieną ar kitą tikslą man pasiekti. Nes mes dirbam vienaip, jie dirba, pavyzdžiui, Latvijai kitaip ir tas mūsų toks pasidalinimas tai būna labai labai geras dalykas. Tai labai norėčiau, kad iš vis apskritai visa Lietuva galėtų draugiškai susivienyti ir tie kaniterapeutai dirbtų, kaip pasakyti, ranka rankon, pasitardami. Kažkaip taip, bet dabar to dar nėra. Ir kaniterapeutus ruošia tik Klaipėdos universitetas, ar kiti dar? Jau dabar yra pradėję ir kauniečiai, LSMU. Ir kauniečiai. Taip, 2 įstaigos. Gerai, dabar aš sėdžiu ir taip, būsiu ir aš kaniterapeutė. O aš esu ekonomistė, bankininkė, nežinau, nenoriu nieko įžeisti, ten logistikos specialistė, pradinių klasių mokytoja. Kas gali, nes aš kaip supratau, tai yra testinės studijos, ar kaip jos vadinasi? Kaip ir podiplominės. Podiplominės studijos. Taip. Kiek jos trunka? Metus laiko. Metus laiko. Ir čia yra ne valstybės finansuojama, čia yra mokamos programos. Čia yra mokamos. Mokamos programos. Tai gerai, tai aš dabar esu ten kokia nors, sakykime, ekonomistė, aš galiu stoti ją? Į kaniterapiją, kaip ir galimybė, sakykime, būtų tokia, bet jūs negautumėte licencijos. Galite išklausyti kursą. Dėl savęs. Taip. O tai kas gali gauti? Vedliu. O kas gali gauti jau diplomą? Ką aš turiu prieš tai būti baigus? Jeigu, sakykime, netitinka tų reikalavimų, tai reikėtų tada išlyginamąsias studijas, kad išklausyti susirinkti tos tam tikrus kreditus, kurių trūksta, ir tada jau stoti. Taip, aš turiu būti kas? Medicina? Medikas, įvairios ten visos tos profesijos, kas susijęs su medicina. Tai jeigu aš esu slaugytoja, irgi galiu. Socialiniai darbuotojai, pedagogai. Pedagogai gali, logopedas irgi gali, ar ne? Praeitų jisai gautų. Taip. O kokiu, iš savo studentų dabar, tai jau vis tiek tai ne jaunikliai, bet kokiu atveju yra bakalauro studijas baigę, kokią specialybę, kas renkasi tą kaniterapiją? Yra kokia dominuojanti specialybė? Kokia? Renkasi psichologai. Psichologai renkasi. Psichologai. Antroje vietoje kineziterapeutai. Netgi taip. Taip. Aišku. O ergoterapeutai? Ergoterapeutų dar nebuvo. Tu vienintelė. Pakol kas vienintelė. Nes iš tikrųjų kiekvienas, sakykime, tą šunį priklijuodamas prie savęs, ar ne, psichologas prie savęs, ten kineziterapeutas prie savęs, ten koks socialinis darbuotojas, jie vis tiek labiau linksta į savo tą pagrindinę specialybę. Taip. Tada specialiai pedagogų yra specialiųjų? Ne. Nėra? Deja, ne.
Kaip Medikų įdomu. yra. Nu, medikų aš tikiu. Gal tiesiog niekas ir nežino, su sklaida universitetams gal yra. Net nežinau, kaip čia tie dabar kiti specialistai, kodėl jie nenori. Nes kineziterapeutai ir psichologai, aš sutinku, nu, jie dirba konkrečiai su vaiku, jie dirba dažniausiai reabilitacijose, ten vaikų reabilitacijos, ankstyvojo reabilitacijai. Na ir jeigu tai įeina į tą programą ir mes ją taikom, aišku, specialiai pedagogija dažniausiai būna mokyklose ir jie greičiausiai net nežino apie tokias galimybės. Iš tikrųjų sudėtinga yra su įstaigom, nes mūsų mokykla po kol kas yra vienintelė Lietuvoje. Jūsų mokykla kokia? Litorinos, Klaipėdos Litorinos mokykla, kuri turime oficialią licenciją ir turime specialistus. Aišku, o tai dabar ta Litorinos mokykla turi tik kaniterapiją ar turi ir kitokių? Turi ergoterapijos licenciją ir kaniterapijos. Ir kol kas taip dar toks klaustukas, kaip bus su hipoterapija. Hipoterapija tai arklių terapija, jeigu kas nežino, aš pasakysiu. Tai ačiū Loreta, ačiū už įdomų ir informatyvų pokalbį ir aš tikiuosi, kad žiūrovai, kas žiūrės šią laidą, jiems tikrai bus labai įdomu ir jie tikrai sužinos, kas yra kaniterapija, gal net sugalvos arba atvesti vaiką pas kaniterapeutą, arba patys pastudijuoti. Ir šis mano idėja ir mano kūriamas kanalas ir yra apie tai, kad parodyti, kaip galima kitaip lavinti ir ugdyti vaiką. Ir ačiū Jums, kas žiūrėjote, tikiuosi radote kažkokios tai naudos ir aš su Jumis atsisveikinu, susitiksim už 2 savaičių.